Sveiki, mėlyje. Kągi, šiandieną tema apie tai, kas geriau, kai renkiesi savo fototechniką. Pats korpusas, fotoaparato dėžutė, tai yra pats korpusas, ar geresnis objektyvas. Jūs turbūt jau žinot, kad aš padedu įsigyti fototechniką, būtent tokią, kokią jums reikia. Kaip sako, tarytum žmogų praskanuoju ir galima nuspėti, tarianti su juo, pagal jo noras, fotoaparatą, galima kartu su objektyvu arba atskirai objektyvą, kai išsiaiškinam, kas yra geriau, ką geriau pasirinkti. Nes paprastai pradedantieji iš vis nieko nežino, nesupranta, nes klausia, kuris aparatas geriau, taigi toks paaiškinimas būna labai svarbus. Na, o tuo tarpu jūs nepamirškit, kad reikia paspausti laiką, prenumeruoti, paspausti skambutį, kad nepraleisti kitų video, būtinai pakomentuoti, būtinai užduok naujų temų. Jeigu tau klausimas koks nors kyla ir tu kažko nežinai, nesupranti, būtinai parašyk. Mes tą temą pagvildensim ir tai bus labai naudinga, manau, ne tik tai jum, bet ir visiems kitiem. Taigi važiuojam ir galvojam apie tai, ko mums reikėtų. Taigi, kai mes renkamės fotoaparatą, klientas ar mokinys nori įsigyti kitą fotoaparatą, ar kitą, ar iš vis pirmą, tai mums yra labai svarbu įsiaiškinti, ką fotografuoja, ko jis norėtų gauti, kokią žanrą mėgsta fotografuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, biudžetas ne pas visus, pats didžiausias, todėl norisi, kad būtų kiek įmanoma geriau išnaudojimas fotoaparatas, tas įgytas ir netokia didelė kaina. Tai manau, kad stipriai mokinys arba būsimas klientas sutaupo, nes išrenkame tokį, kokio jis nusipelno, galima būtų taip sakyti, kad tikrai išnaudotų. Tai sakysi, tai dabar, o tai koks jisai tas aparatas turėtų būti, arba iš tikrųjų, kas geriau? Ar geriau vis dėlto aparatas, kaip pasakyti, prastesnio, mažesnio lygio, bet geresnis objektyvas, ar atvirkščiai pats aparatas profesionalus, o objektyvas koks ten bus, toks bus, vis tiek fotografuos, vis tiek bus gerai. Ir taip ir taip, ties pasakius, turbūt būtų teisinga, jeigu mes į fotografiją žiūrim kažkaip tai plačiau. Jeigu mes turim kažkokį vieną tikslą, kaip pavyzdys gali būti fotografija, makrofotografija, ar ne? Tai mes žinom, kad ten objektyvai turi būti labai aštrus. Ir kad ten matytųsi viskas, kiekvienas ten to vabaliuko plaukelis, arba ten kokie gėlytė žiedeliai matytųsi, viskas aiškiai ir ryškiai, tai bet koks objektyvas, jisai mums netiks. Kiekvienas objektyvas, galima sakyti, turi savo paskirtį, todėl ir reikia ją vadovautis ir naudotis. Bet jeigu mes perkam pačioj pradžioj, dar neturėję jokio fotoaparato, tai man atrodo, kad geriau ir paprasčiau įsigyti žemesnės klasės fotoaparatą, bet įsigyti galbūt geresnį objektyvą. Tai dabar kuris tas geresnis aparatas, arba kuris tas žemesnės klasės, kuris tas objektyvas aukštesnės klasės ir kaip. Čia aišku, mes nesutalpinsim į 15 minučių visko, bet supratimas turėtų būti toks. Fotoaparatai, ar žemesnės klasės, ar jisai aukštesnės klasės, jei kalbam apie skaitmeninius veidrodinius arba dabartinius sisteminius, jie visi iš esmės turi tas pačias funkcijas. Jeigu neturi tų pagrindinių nustatymų, kaip išlaikymas diafragma ir jautrumas, tai yra ISO, tai tada toks aparatas, mano nuomonė, nelabai tinkamas. Tokiu atveju galima fotografuoti su mobiliu ir savo džiaugtis ir nesukti savo galvos. Kodėl? Todėl, kad mano nuomonė fotoaparate turi būti galimybė nustatyti fotoaparatą taip, kaip jums reikia, mėly. Šitą atsiminkit. Ne veltui dažnas būna mokinys, galbūt jau kažkur pasimokinęs, pas mane ateina ir aš matau, kad nustatyta fotoaparate M programinis režimas. Kodėl M programinis režimas? Todėl, kad jau jisai žino, kad jisai turi galimybę nustatyti fotoaparatą pats. Nepaleisti tai, kad fotoaparatas už jumis viską darytų ir nustatinėtų, o jisai žino, kad turi galimybę nustatyti pats. Tai štai, tokie fotoaparatai ar žemesnės klasės, ar aukštesnės klasės, faktiškai jie visi turi tas pačias
funkcijas, tai yra tuos nustatymus, tuos pagrindinius nustatymus. Visa kita, ką fotoaparatai turi, tai kaip aš vadinu, pribambasai, kurie galbūt kažkiek padeda fotografuoti, kažkiek pagerina, bet esmė, jei fotografuoji M režimu, tu viską nustatai pats ir pakankamai tiksliai. Aišku, lyginant profesionalius ir mėgėjiškus fotoaparatus arba žemesnės klasės, gali būti, pavyzdžiui, nustatymuose, tarkim, nustatant diafragmą arba išlaikymą, pasukant ratuką, kad skaičiai keistusi, tai yra žingsniukai tarp skaičių, jie gali būti kur kas retesni. Kuo smulkesnis žingsniukai, tai reiškia, kad mes nustatysim tiksliau nustatymus. Tiksliau nuotrauką padarysim šviesumo, normalaus, gero, detalaus. O jeigu reti bus nustatymai, tai yra žingsniukai nustatant diafragmą arba išlaikymą, tai tada gali būti, kad viena žymė bus nuotrauka per šviesi, o atgal atsukus nuotrauka jau per tamsi. Tokių niuansų fotoaparatuose taip yra, bet mes kalbam apie tai, kai tu nori pradėti fotografuoti. Ir pirkti fotoaparatą už 1000 ten arba už 1000, mano nuomonė, neverta. Jeigu tu tikrai vėliau fotografuosi ir tęsi savo fotografo karjerą, tu visą laiką jau suprasi, ko tau reikia ir vėliau įsigysi aparatą, tą, kurio tau reikia. Profesionalesnė, ten daugiau galimybių, visi mygtukai po ranka, jie paprastai dar būna programuoji, tu viską pagal savo ranką susiprogramuoji ir puikiai dirbi. Viskas yra tai, ko tau reikia. O pradžiai nusipirkę aparatuką iki ten, nežinau, 500-400, tu puikiausiai fotografuosi, puikiausios gaunasi nuotraukos. Ir taip galima padaryti viską gražiai ir mokyti su tuo. Ir įsivaizduok, kaip tu gali sutaupyti, jeigu kažkas pas tai gyvenime pasikeis. Nusipirkus už 1000 ir nusipirkus už 500, sakyčiau, daugiausia. Tai jeigu tu ir nefotografuosi, tu galbūt dar jį parduosi, atsimsi pusę sumos ir netaip skaudės viduj. Nusipirkus už didesnę sumą, jeigu tu nefotografuosi, pardavęs už tą pusę, jau tu kur kas daugiau, reiškia, praloši ir taip toliau. Taigi, pradžiai lengva ir paprasta pasirinkti aparatą, tai tą, kuris tau yra reikalingas, o tai galima sutart ir galiu padėti. Taigi, kas toliau? Toliau objektyvas. Taigi, jeigu mes jau žiūrim į ateitį ir galvojam, kad norim kokybiškesnių nuotraukų, detalesnių, ryškesnių, tai aišku, labai svarbu yra objektyvas. Pradžiai aš kaip taisyklė rekomenduoju, tiesa, prie fotoaparato dažnai būna tas standartinis objektyvas 18-55. Puikiai su juo galima fotografuoti, kada geras apšvietimas, viskas gerai, jeigu ypač gamtą tu fotografuoji, tai vėlgi viskas bus gerai. Bet vos tik užsimanai fotografuoti makro arba užsimanai fotografuoti portretus, tada pradedi suprast, kad jau jisai neturi tų galimybių tau padaryti štai tokių nuotraukų, kaip kad fonas liejasi, kai fotografuoji žmogų. Makrofotografiją tu negali priartinti, tai yra prisikišti prie to vabaliuko arba prie to žiedelio labai arti, nes tiesiog objektyvas neduoda tau tos galimybės. Ir tada jau tu galvoji, reiktų tada man turbūt pirkti štai tą objektyvą, pasidomės apie jį, kad tu turėtum būtent tas galimybės, kurios tau yra reikalingos. Taigi pereikim prie to, kad tu fotografuoji žmonės, tau patinka žmonės fotografuoti. Taigi šitas objektyvas 18-55, jis tau neduoda to, ką tu norėtum. Kodėl? Pirma, tai kad jisai yra tamsus, tau neina atverti diafragmos tiek, kiek leidžia atverti profesionalesni objektyvus, kitaip vadinami šviesus objektyvai. Ir štai tu tada galvoji, ką man įsigyti. Ir aš kaip taisyklė rekomenduoju, sakau, yra nebrangus ir šviesus objektyvai. Pavyzdžiui, 50 mm su 1.8 diafragma. Reikia atkreipti būtent į šitą skaičių. Ant objektyvo viskas parašyta. Pavyzdžiui, 50 mm ir ten paskui 1.2.1.8, o dar geriau būtų, jeigu būtų 1.4.
Tai štai šitie objektyvukai tau jau duos žymiai daugiau galimybių, nes diafragmą galima atverti iki 1.8 arba 1.4, priklausomai kurį tu iš jų turi, ir fotografuoti kur kas prastesniai šviesoj, prastesniai aplinkoj, nes jie geriau mato. Per juos daugiau įeina šviesos, nes jų diafragma atsidaro daugiau. Štai tokie objektyvai turi kur kas daugiau galimybių. Bet reikia nepamiršti, kad taip su šito objektyvu tu jau žmonių grupės fotografuot mažesniai patalpoj nebegalėsi. Tau netilps į jį, nes jo matymo kampas panašiai taip, kaip kad žmogus mato savo akim. Dėl to jis ir vadinamas standartinis 50 mm. Bet šitas objektyvas tave turėtų nudžiuginti, nes tu pamatysi visai kitokį vaizdą. Jisai nėra zoominis, su juo puikiai skaidrios, gražios nuotraukos. Turi, kaip sakiau, galimybę atidaryti diafragmą, uždaryti diafragmą. Tai labai puikus, geras objektyvas ir pagal kainą jisai nėra brangus. Vėliau vėlgi, jeigu jau tau tikrai matysis, kad patinka žmonės fotografuoja, aišku, jau vėliau nusipirksi ir žinosi, ką pirkti. Brangesnį objektyvą, taip pat tokį patį šviesų, galbūt būtent portretinį objektyvą. Ir džiaugsies, turėsi kitą dėžutę, turminį kitokį korpusą jau įsigysi. Svarbiausia yra supratimas, ko tu nori ir ko tau reikia, kokio rezultato tu nori. Tada tu keiti techniką ir fotografuoji vis profesionaliau ir profesionaliau. Taigi, mylėjai, štai tokie dalykai spręsti kas jums geriau. Mokėti už korpusą brangiai tikrai pradžiai neapsimoka, tikrai nėra prasmės. Nes daugumas taip ir galvoja, kad reikia, jeigu jau pirkt kartą, tai ilgam. Ne, tas ilgam nebūna. Jeigu jau žmogus apsisprendęs ir toliau žada fotografuoti, tai žiūrėk, koks pusmetis ir jisai jau supranta, kas kame ir sako, jo, man jau reikia kito fotoaparato, geresnio fotoaparato. Taip kad tai yra supratimas ir tu tada nori jau kito, nori kokybės, nes tu jau viską supratai. Bet yra žmonių, kurie įsigijo ir viskas sako, aš jau kažkaip ten kažkas pasikeitė, arba noras praėjo ir viskas. Ir tą brangesnį fotoaparatą įsigės, jau jisai neturi kur jo dėti, kažkas pirkt už tą kainą nenori, aišku, prarandami pinigai ir taip toliau. O objektyvai, tu pardavė vieną, tas objektyvas pas tave liko, tu gali nusipirkęs kitą to pačio gamintojo ir tą objektyvą dėti ant to pačio fotoaparato, jisai tau išlieka ir jo išliekamoji vertė taip pat yra labai gera. Tikiuosi, mylėjai, kad sugebėjau jums paaiškinti, tikiuosi supratot apie kainą kalbą, kas kaip geriau renkantis. Na, o jeigu vis tiek neina apsispręsti, tai galite kreiptis į mane, aš tikrai su malonumu padėsiu, tokia paslauga pas mane yra ir tikrai tada tu sutaupai pinigėlių būtent ant to, kad neprisiperki to, ko tau nereikia. Kad pilni stalčiai objektyvų nesimėtytų, negulėtų ten be reikalo. Tai vat, turėkit tai omeny. Na ir ką, jeigu tu nori dar labiau, daugiau išplėsti žinias, supratimą apie fotografiją, apie techniką, apie fotografavimą, tai pas mane yra, galima mokytis dviem būdais. Pirmas būdas savarankiškai, antras individualus. Jeigu savarankiškai, tai yra net 10 temų, kurias tu įsigės, gali mokytis pats. Būtent kur nors kelyje, bet kur. Iš esmės bet kur. Svarbu, kad turėk fotoaparatą šalia, žiūri ten kompiuterio ekrane arba planšetės ekrane ir darai tas, kas tau sakoma. Būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Tai yra neribojama ir labai labai patogu. Nuoroda yra būtent po šio video, būtinai pasižiūrėk. Ir kitas būdas mokytis, tai yra individualiai, kaip mes mokėmės, tik tai tu ir aš, visi profesionalūs patarimai iš mano daugiau kaip 30 metų praktikos, perduodami tau, kad tu suprastum, kaip tai veikia, kaip tuo pasinaudot, ką tu turi, ką geriau įsigyti ir kad tavo nuotraukos būtų detalios, kad tavo nuotraukose viskas matytųsi, kas yra svarbu. Tai yra profesionalumo lygis visai kitas. Pagalvok apie tai ir nuoroda taip pat yra po šio video. Būtinai pasižiūrėk, būtinai pasiskaityk. Tai bus tau, manau, naudinga. Taigi pradžioj kalbėjau apie tai, kad mano yra paslauga, kurią aš
teikiu žmonėm, kurie nori įsigyti, padedu jiem įsigyti fotoaparatą, ištikrinu, patikrinu, kad tikrai jisai būtų veikiantis, nedaužtas, netrankytas, neardytas ir taip toliau. Taip, manau, jūs, kaip sakau, sutaupot tuo, kad nenusiperkat to, ko nereikia. Tai tie patarimai, manau, labai, labai geri. Konsultacijos tokios, jos vertos iš tikrųjų, jeigu tau labai reikia tos technikos. Na ir ką, mėlyje, pabaigai sakau, kad vėl paspauskite, jeigu tau patiko, paspausk prenumeruoti, būtinai skambutį paspaust, būtinai pakomentuok, užduok tų pačių naujų temų ir mes vėlgi susitiksim kitą ketvirtadienio vakarą ir kalbėsim kitą temą, kad tik tai mums būtų patiems geriau. Taigi iki sekančio karto visiems geros dienos. Iki.